Sveiki visi, su jumis Internetinė verslo akademija ir šiandien sužinosime, kaip į tavo medijos sistemą įsikelti video iš YouTube. Žinoma, pirmoje eilėje reikėtų prisijungti prie savo paskyros. Spaudžiame mygtuką prisijungti. Suvedame savo duomenis. Slaptažodį. Ir paspaudžiame mygtuką prisijungti. Toliau reikėtų susirasti video per YouTube, kurį norite įkelti į tavo medijos sistemą. Tai gali būti absoliučiai bet koks video, bet kokio žanro ir taip toliau. Kadangi dabar labai populiarus Lietuvoje X Factorius, susirandame naujausius video. Ir pasirinksime Tomo video, tarkim. Spaudžiame pauzę, kad netrukdytų. Sekantis žingsnis būtų nusikopijuoti šito filmuko video nuorodą arba, kitaip tariant, linką. Tai tiesiog nusikopijuoja. Ir grįžtame atgal į tavo mediją. Toliau spaudžiame mygtuką įkelti. Ir iš šitą tuščią langelį klijuojam nuorodą, YouTube video nuorodą, va šitą va, į šitą tuščią langelį ir spaudžiame įkelti. Kaip matote, tavo medijos sistema viską automatiškai sugeneravo. Ir aprašymą, ir pavadinimą, ir žymas, kitaip dar sakant, tagus, pagal kuriuos sistema pasiūlo alternatyvius video vartotojams pasižiūrėti ir taip toliau. Lygiai taip pačiai tagai yra naudojami Google sistemai, tai yra SEO sistemai ir šitie video vėliau ir anksčiau atsiranda pirmose Google puslapiuose. Žinoma, galima, jeigu norite kažką tai rašyti, tiek pavadinime, tiek aprašyme, jeigu reikia, galite dėti ir žymų. Toliau reikėtų pasirinkti kategoriją. Kategorijų yra tikrai nemažai. Mes turime ir X Factorius kategoriją. Jeigu nerandate jums tinkamos kategorijos, nepanikuokite, tai tiesiog pasirinkit naujienas ir palikite. Tai šitą kategoriją tinka tikrai bet kuriam absoliučiai video. Ir mes pasirinksim X Factorių, kadangi tai video apie X Factorių. Čia reikėtų pasižiūrėti šitoje vietoje, kad nebūtų 0 sekundžių. Jeigu bus 0 sekundžių, sistema supranta kaip klaidą ir neleidžia sukurti ir išsaugoti video. Tai tada reikėtų dadėti nors 1 sekundę. Tai šiuo metu viskas yra tvarkoje. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, ar yra pažymėti šitie du langeliai. Tai yra, kad video yra saugus ir kad video galėtų matyti visi. O saugus tai yra, kad video yra tinkamas visiems, įskaitant ir tiems, kuriems yra mažiau negu 18 metų. Viską pasitikrinus ir jeigu viskas yra tvarkoje, spaudžiame mygtuką sukurti ir išsaugoti video. Viskas jūsų video yra sistemoje, tai va, tai galime dabar pasižiūrėti. Einame spaudžiame šitą užrašą, vaizdo įrašo valdymas. Ir kaip matote, mūsų video jau yra sistemoje. Paspaudžiame šitą video. Ir kaip matome, spausim pauzę, kad garsas mūsų netrukdytų. Ir kaip matome, video yra pilnai sistema. Ir visos jūsų reklamos, tiek čia kampe, tiek pačią video, tiek virš komentarų, jau yra sugeneruotas automatiškai. Be abejonės visada patariu paspausti like, bent jau pačiam pirmam būti. Ir paskiau belieka video pasidalinti. Pasidalinti Facebook'e. Be abejonės reikėtų būti atsidarius savo paskyrą prieš tai darant. Tai jeigu dar to nesate padarę, tai prisijungite prie savo Facebook paskyros. Grįžtame į video ir spaudžiame mygtuką share. Kartais būna, kad taip kaip dabar, kad ne visada iš karto atsiranda
didelis paveikslėlis apie tai, kas yra jūsų video, kitaip vadinamas thumbnail angliškai. Tai tada reikėtų išjungti ir share mygtuką paspausti dar kartelį. Kaip matote, nuotrauka atsirado, o šitaip ir matysis jūsų pasidalintas video Facebook paskyroje. Ar tai ant jūsų sienos, ar tai puslapyje, kurį jūs administruojate, arba turite teisės į šitą video publikuoti. Kadangi, ko gero, jūs esate VIP klubo nariai, mūsų V akademijos VIP nariai, tai jūs turėtume turėti prieigą prie tavo medijos fano puslapį. Tai šitoje vietoje reikėtų pasirinkti, lietuviškai turbūt bus puslapis, kurį jūs administruojate, ir susirandate tavo mediją. Jau čia irgi automatiškai viskas susigeneruoja ir tiesiog paspaudžiate share link. Ir viskas, kas liečia YouTube, procesas yra baigtas. Dabar jeigu nueitumėm į Facebook, kaip matote, tiek ant mano sienos aš matau, kad tavo medija įkėlė video į mūsų fanų puslapį tavo medijas, tiek tavo medijos fanų puslapyje jūs matote šitą video. Toliau visiems visada rekomenduoju kėlus video į savo fanų puslapį, į tavo medijos fanų puslapį, atsiprašau, tuo pačiu paspausti like ir dar sėk pasidalinti. Čia jūs dabar pasidalinate asmeniškai ant savo sienos ir visi jūsų draugai matys šitą video. Jeigu grįžtamėm atgal į tavo mediją, yra dar vienas toks ganėtinai svarbus aspektas. Prieš pasidalinant video įsitikinkit, kad jūsų video yra viešas. Būtent šitas mygtukas su gaubliu turėtų būti pasirinktas. Šiuo metu pas mane rašo angliškai, tai yra public, lietuviškai tai būtų viešas. Jeigu pasirinksit, kad draugai arba friends, tai šitą video matys tik tais jūsų draugai ir nesvarbu, ar jie pasidalins, vis tiek šitą video matys tik tai jūsų draugai ir negalės jo dalintis. Jeigu pasirinksit only me arba tik tai aš, tai šitą video matysit tik tais jūsų asmeniškai. Tai kadangi mes norime, kad šitas video išplistų ir kuo plačiau ir kuo daugiau žmonių pamatytų, tai būtinai pasirinkite mygtuką public prieš pasidalinam ir po to pasidalinam. Lygiai tas pats vyksta, jeigu norite dalintis tik tais ant savo sienos, o nenorite dalintis į fanų puslapį iš pradžioje. Tai tiesiog tada nieko daryti nereikia, nes sistema automatiškai išmeta, kad dalintis ant jūsų sienos. Tai tiesiog dar kartelį įsitikinti, kad būtų pasirinkti public ir pasidalinti ant savo sienos. Paspaudė mygtuką share link arba dalintis nuorodą. Tai tiek. Norint įkelti sekantį video, vėl spaudžiate mygtuką įkelti. YouTube'e susirandat sekantį video, kuriuo norite dalintis, kurį norite įkelti į sistemą. Taip, parinksim Aleksą, tarkim. Suspausim pauzę vėl. Pasiėmam nuorodą. Arba kitaip linką būtent šito video. Nusikopijuojam. Grįžtam atgal tavo mediją. Į šitą tuščią langelį klijuojam šitą nuorodą. Ir spaudžiam mygtuką įkelti. Kaip matote, vėl viskas yra sugeneruota. Mums liko pasirinkti tik tai kategoriją. Tai šiuo atveju bus X faktorius. Įsitikinti, kad čia yra daugiau negu 1 sekundė. Ir spaudžiame sukurti ir išsaugoti video. Vėl einame vaizdo įrašo valdymą. Ir kaip matome, video yra įkeltas. Einame į video. Pasispaudžiame pauzę, kad nemaišytų garsas. Spaudžiam like. Ir spaudžiam mygtuką share. Tai šiuo atveju pasidalinsim būtent tik tais į mano asmeninę laiko juostą. Ant mano sienos tik tais, be fanų puslapio. Kaip matote, vėlgi mums neišmetė didelės nuotraukos. Tai aš vėlgi išjungiu ir dar kartelį paspaudžiu share. Tai reikėtų kartoti tol, kol pamatysit šitą didžiulę nuotrauką. Jūs norite, kad žmogus matytų vaizdinę medžiagą ir jūsų video bus patrauklesnis žmonėm jį paspausti ir pasižiūrėti elementaru. Čia paliekate, jeigu norite dalintis tik tais ant savo Facebook'o sienos, tai ant laiko juostos, kitaip tariant,
Tai čia paliekat kaip yra, įsitikinkit, kad yra pasirinkta public arba viešas ir spaudžiat share link. Jeigu nueitumėm į dabar mano asmeninę Facebook paskyrą, kaip matote, šitas video yra jau ant mano sienos. Paspaudus šitą video, be abejonės mes atkeliaujame į tavo medijos puslapį, kur žmonės gali pasižiūrėti šitą video ir be abejo, čia yra jūsų asmeninės reklamos. Tai tiek, kaip įkelti video iš YouTube. Tikiuosi, kad šis video buvo naudingas ir jūs viską supratote. Jeigu nesupratote ir vis dėl kyla klausimų, prisijunkit prie mūsų Facebook grupės ir mes kuo skubiau būtinai visus iškilusius klausimus atsakysime. Gero naudojimo ir greito malonaus.